Labas rytas, Žygi, sveiki klausytojai. Atsiprašysiu už tokį mieguistą mano toną. Mano standartais čia mes labai anksti ryte įrašome, bet Žygis Jėzų matau nuo vos ne 6 ryto varo, dirba. Ir kaip tik dabar Žygis šiuo metu yra, tiksliau esate Kopenhagoje. Tai papasakokit man ir klausytojams, ką jūs būtent ten veikiate. Na, visų pirma, grįžau į Kopenhagą po baisiai ilgo laiko. Čia buvau tavo amžiaus, Vincentai, jaunas diplomatas, kurį mane Danai apmokė visų integracijos į ES gudrybių. O dabar, kai jau Danai kurį laiką buvo, galima sakyti, išėję atostogų nuo istorijos ir iki invazijos faktiškai buvo visokiose Afrikose, Okeanijose, o dabar jie grįžo su visų savo vikingų efektyvumu. Jie vieni iš pagrindinių ukrainiečių rėmėjų, tas daniškas modelis, kai investuoji į ukrainiečių gamybą, karo pramonę, bet dar nuostabiau, kad aš dabar kalbu viešbutyje, įsivaizduok, Vincentai, aš atsidariau langą ir štoko būsnė supratau, kad prieš mane plevena lietuviška vėliava. Aš nežinau, ar tu ją matysi. Va dabar va ten. Matosi. Nu va, tai čia yra mūsų dar neatidaryta oficialiai Lietuvos ambasada. Aš buvau faktiškai pirmas politikas prieš socialdemokratą Oleką, kuris čia turi būti po savaitės ir ją atidaryti. Miela džiaugsmas tiesiog. Tada Peickas Demus. Ir šiandien būsiu pirmasis politikas apsilankęs jų naujai išrinktame parlamente. Matysiuos ir su savo partiniais broliais, konservatoriais, liberalais, taip pat ir socdemais, na, tais nuosaikiais, kurie čia bando rezistuoti tai kraštutiniai kairiai, kraštutiniai dešiniai ir galbūt pirmą kartą suformuos vos ne vaivorykštės koaliciją, nes ta socialdemokratė metė šiaip metusi pirštinę Trumpui, biškį apsvilo ir gavo mažiausiai balsų istorijoje nuo pat, nežinau, ten 1900 kažkokių pirmųjų metų. Bet čia, aišku, ne tik apie Daniją. Danijoje vyko, pirmą kartą dalyvavau tokiam pavergtųjų tautų, jie šiek tiek kitaip vadinasi, jie vadina save laisvų tautų nuo Rusijos forume, kur susitikau su visais kovotojais prieš Rusų imperiją, kartu su signataru Arūnu Degučiu, kuris kažkada lygiai taip pat su mano buvusiu ministru Petru Vaitiekūnu ir kitais signatarais griovė Sovietų imperiją. Tai, žodžiu, Danai mus išlaisvino ir mes lyg tęsėme tą misiją toliau. Ir tai darome 22 mūsų metinių ES progą. Tai gražus toks, žinai, estafetės tęsinys. Tai aš įsivaizduoju, kad šitam forume sėdi visokie baltarusiai, čečėnai, dagestaniečiai tikriausiai. Kaip atrodo viskas ten ir kokios vyksta kalbos? Kaip jie siūlo išlaisvinti tas pavergtąsias tautas, kaip sakant? Na, jie yra realistai, juos 100 kartų vakarai pardavė. Mane tiesiog pribloškė čečėnų premjerovą, kurio pokalbį to išgirsime mūsų tinklalaidėj, tokie atviravimai ir gan gilūs priekaištai Lietuvai. Jie tikrai iš Lietuvos tikėjusi daugiausiai dar 91 metais, bet mes taip ir nepadarėme to žingsnio. Žygi, papasakokit biškį paprasčiau, kokia ten istorija buvo, ko iš mūsų tikėjosi? Realiai čečėnai sukilo beveik tuo pat metu kaip ir mes, 91 metais, ir juos galutinai pardavė, įsivaizduok, mūsų mėlieji amerikiečiai. Tas pats Bill Clinton pardavęs viena ranka ukrainiečius, kaip pardavęs, simboliškai tai vadinasi Budapešto memorandumu. 94 metų gruodžio 5 dieną Clintonas su didžiausiom valstybėm pasirašo tipo saugumo garantijas Ukrainai, iš tikrųjų atimdamas atominius ginklus iš Ukrainos ir atiduodamas kam? Agresoriai Rusijai. Ir įsivaizduok, po savaitės, gruodžio 11,
rusų kariuomenė įsiveržė į Čečėniją ir juos išžudo, nušluoja nuo žemės paviršiaus Grozną, miestus. Ir pasaulis tyli, net IMF'as pinigus duoda. Ta prasme, Rusija priiminėja Europos tarybą, čia tas civilizuotas pasaulis, kuriame ir mes jau esame. Ir tas Čečėnas, ir tada jisai sako, tai jeigu jūs leidot nusižudyti, jūs laisvi vakariečiai, pasislėpę nuo pietos, tai kodėl jūs stebitės, kad po to rusai žudo gruzinus 8 metais, kad 14 metais žudo ukrainiečius ir kad kėsinasi jūs, karma grįžta. Jūs leidote žudyti daugybę tautų. Tai jeigu Rusija imperija jūs maitina, tai jūs galvojate, jinai sustos. Na tai tokie sunkus klausimai, bet tie žmonės optimistai, jie mano, kad tai yra paskutinis Rusijos karas. Tiesiog apsižiota per daug, viskas traška braška ir ne visi iš jų įsilaisvins, faktas. Bet tie, kurie organizuoti, tie, kurie kovingi, galų gale tautos kaip baltarusai, armėnai, gruzinai, nekalbu apie čečėnus ir visus kitus, ne visos tautos, kai kurios yra surusintos, nes matai, prieš 100 metų daugybė teritorijų dar buvo tos mažumos, bet rusai per 100 metų juos taip surusino, kad baškirai, jakutai tapo rusais ir po to eina su šautuvais žudyti ukrainiečių. Aišku, aš manau, kad verta pabrėžti, kad per dabartinį invaziją Rusijai ką daro, iš esmės jie labai vengia siųsti savo Maskvėnų ir tų baltųjų rusų iš Peterburgo ir iš Maskvos, jie siunčia būtent tas tautinės mažumas iš Burėtijos, iš Tuvano Respublikos, iš Dagestano ir panašiai. Tokiu būdu toliau, sakykime, etniškai valydami tuos kraštus, kurie būtent ir yra okupuoti ir kuriuos reikia išlaisvinti. Bet dabar pakalbėkime truputį apie tai, ką aptarėte ir ką jums sakė signataras Degutis. Įdomu, kad signataras yra tas, kuris dirba su jais jau keli metai. Ir jisai faktiškai kartojo tai, ką pasakė čia dauguma. Matai, rusas yra, žodis ruski yra būdvardis. Ir tai nereiškia tapatybė, tai reiškia, tu esi, tu pasivoki, rusiškas komunistas, rusiškas, krikščionis. Apskritai, Rusija yra pavogtas konceptas. Tai yra žmonės, vampyrai, kurie vagia kitų identitetus ir šluoja, jie negali sustoti. Jų imperija minta kitų krauju. Bet čia jie turi milžinišką problemą Ukrainą. Ukrainiečiai nesutinka su to, jie pasipriešino pirmą kartą Rožių revoliucijos metais, po to Euromaidano revoliucijos metais, dabar priešinasi. Ir faktiškai Putino akimis, jeigu po velnių jis pralošia karą, Rusija netenka identiteto. Rusija netenka savo imperiškos galios, reiškia, Rusijos konceptas žlunga, jie tampa pelkių gyventojai maskoliai. Viskas, amen, nėra kaip maitinti, nėra iš ko plėšti pinigų. Čia toks kaip mongolų totorių orda, realiai jie gyveno plėšdami kitus. Kai neturi ką plėšti, tu viduj neturi nieko savo, tu tiesiog turtuoji. Tai bijau, kad tai dauguma šitų tautelių labai gerai jaučia, nes jos yra dar vis okupuoto kūno dalis ir jie mano, kad jeigu mes visi gerai dirbsim, ir čia paskutinė tokia mintis, ką jie mums siūlo daryti. Ukrainiečiai to nedarė iki pat invazijos. Dirbki mūsų priešo teritorijose. Ta daro žydai, tą daro kitos protingos, net amerikiečiai. Neleiskime priešui ateiti ir žudyti mūsų teritorijas. Dirbkim su tojais religiniais, tautiniais skirtumais. Kelkim tą sumaištį, nes gražiai dar Čečėnas apibendrino, yra visiškas melas, kad stabilios Rusijos sienos yra ir stabili ir taiki Europa. Atvirkščiai.
Jeigu tu peni imperiją, kuri tave puls, tai tas pats, kas tu nuolat perki virvę, ant kurios tu kariesi. Tuo daugiau nestabilumo, tuo daugiau laisvės pas mus, tuo didesnį šansą bent kelios tautos turi išsilaisvinti. Paskutinis, ką jūs turite daryti, kad tautos įsteigė veikia jiems išautų Aš manau, užtektų to, kad mes esam labai gerai vertinami vakaruose. Užtektų to, kad mes įtikintume didžiąsias ES ir NATO sostinės neremti Rusų imperijos daugiau taip, kaip jie rėmė, nes mums tai kainuoja kraują ir teritorijas. Ir galų gale mes maitiname Rusiją, kuri užpuls vakarus, o visiškai nereikia tiems patiems vakarams. Pavyzdžiui, įtikinti Vašingtoną, nenuiminėti sankcijų Rusams, nekloti jiems raudonų kilimų, bent jau palikti neutralumo būsenai, o gal net, vis dėlto pripažinti, kad nežmogiška šiais laikais bombomis naikinti miestus, nes tai, ką jie dabar daro Ukrainoje, jiegi pradėjo daryti Čečėnijoje 94 metais. Nuo ten viskas prasidėjo. Tik po Čečėnijos karo jie sutapatino visus priešus, visus kitaip mąstančius su teroristais. Ir netgi, pavyzdžiui, šita organizacija, kur aš dabar esu, yra paskelbta pagrindinė teroristinė organizacija ir Putinas davė įsakymą jos naikinti, žudyti ir užsienį. Tai jeigu mes norim, kad mus žudytų kažkokie pelkių driskiai nuo Maskvos, tai remkime imperiją. O jeigu norime, kad baigtų mus nuodyti ir žudyti mūsų pačių teritorijoje, tai gal pasakykime, viskas gana. 21 amžius, baikit savo tas 19 amžiaus nesąmonės. Jūs esat paskutinė seniausia buka, neefektyvi imperija, atėjo laikas ir jums mirti. Okay, Prime Minister, we are in Copenhagen and we talked a lot about Russian Empire, about America today, and I heard that you said that this could be the last war of Russia, and they already killed 5 Chechen presidents, but they don't have a lot of time. If we are united, we can then win this time. And I also remember what you said, that it's the betrayal of Ukraine started with you. You were so interesting to tell me that Budapest Memorandum was signed on December 5th in 94, when Ukrainians took the nuclear weapons from Ukraine. And so Americans kind of sold Ukraine. And then Russia invaded Chechnya on December 11th. It was a coordination. Yeah, absolutely. I'm sure it was coordination. And I'm sorry, my English is maybe it's not good enough to express my all of point of view. But anyway, I will try to do my best. My opinion, it was a betrayal, Chechen Republic, not Chechen and the Chechen Republic, but all countries who want to be free from Russian society, from Russia Empire. It's just Gorbachev and Yeltsin, they just changed names, but everything remained the same. Russia remained as empire. And for this reason, international community at that time make a big mistake to ignore our independence, will of Chechen people to be free. They ignored not only Chechen will, they ignored international principle, right to the people's right to self-determination. It was a betrayal their own values, which they established many years. And Chechens and other people who've been under Soviet Empire,
they've been betrayed because we listen United States free radio, free voice of free American voice, and we listening, and all time they told us, you have to be free, you have right to be free, you have to fight for your freedom, and we started do that, and Americans and Western world betrayed us. They stay with Russians against victims. And therefore, I think until Russia will remain as empire, nothing will change, and Russia empire will be dangerous for all international community, exactly European Union, exactly Baltic states, which they will be next if Ukraine will lose this war. Because when you start today with Chechens, tomorrow Georgians, and they were betrayed, then Ukrainians, then Baltic states, then the rest. Absolutely. And my friend, Estonian friend, Marko Mihkelson, who was then a journalist, he interviewed your president, late President Dudayev, and he said, Marko, this is the war that starts. If the world is not helping Chechens, tomorrow, he said, it will be Georgia, then Ukraine, then the Baltic states. Scenario is kind of happening, exactly like your president said. Absolutely. You know, I was very close to Jahar Dudayev last 2 years his life. He appointed me as a Minister of Culture when in 2 weeks after that started first Russian-Chechen war, he appointed me as a commander and some region, and we'll all time be together. And I have been that time when he told about future wars which Russia will start it. He said it will be continue 15 years if Russia will not stop here, if international community ignored our rights and let Russia to win Chechens. It will be continue. You know what happened, my friend? When Russia started this war, Международный валютный фонд, International Fund. Monetary Fund, International IMF. Yes. Yeah. They give to Russian $4 billion. $4 billion to going of war. Yeah, they had. It was supporting for Russians. And Council of Europe, Parliament Assembly, they took Russia as a member. As a member during this war. And Jahar Dudayev said that time, since this time, European countries will be internal affairs of Russian Federation. And that's happened. Process. You know? Yeah. I agree. Well, Prime Minister, what do you expect from Lithuania? You will be visiting us again, and I know that Ukraine, for example, recognized your aspirations as well as they recognized Cherkessian genocide. And I was too young then, but Lithuania was not so brave in 91. What would you expect now to happen, especially if we know that Russia might lose that war? What will happen then? How we will look to your eyes of the Chechen nation? You know, Gigantes, we have a lot of friends in Lithuania. And for me, really, it was very strange. Why Lithuania didn't recognize us as state? Because Jahar Dudayev was a good friend, your people from your authority. Yeah, I know the relationship with Austas Landsbergis and our other politicians or what. But for me, it's changed. And even now, when Ukraine started and recognized our territory as temporary occupying Russia, Lithuania still not continue this. And of course, I will become, and maybe we will have conversation with different politicians, and maybe this time it will be little bit, Lithuania will be little bit go further to recognizing not Chechen people, to recognizing international principle
self-determination, people's self-determination, how it's held done with you when you remain under Soviet occupation. United States and different states recognize your territory as occupation, is occupied by Russians, but Soviet Russians, and therefore after Soviet Union collapse, we have been recognized all the world the same time. All countries recognize you, and you restore your state. And this time, you should do that. I think in Lithuania and have responsible for that, because sometimes you have been the same situation which have now we. Поэтому, therefore, I think it will be happened, and anyway, we will walk about that. Yeah? Thank you. I love this country. I love Lithuanians and people. They a very strong society. You have a very strong civilian society, and I hope it will happen. My last question, Prime Minister, because we have absolutely new generation. I have 4 kids. They don't speak Russian. They know not so much about your history. What we hear now, Chechens, standing with Putin. Can you explain to those Lithuanians who know nothing about Chechens, how many free Chechens you still have in the world? Do you have, diaspora? Is it organized? Do you have a chance to win against those puppet Chechens that Putin is using now to build, their own empire? Or they're not even Chechens? Are they Russians inside? James, we have a very good experience last period, Soviet Union time, when we have been deported to Asia, Kazakhstan, Asia, and return back in Soviet My Union. grandfather, by the way, was also in Zhezkazgan in Kazakhstan. Yeah. And Chechen people started, they didn't start war against Soviet Empire. They started to have education. They started to live in their own country. And our parents, they arised new generation. Like you, then, the young minister of But, culture. but anyway, in the Western world and the people in Turkey and Jordani, they think, they looking at us and they think, no, it's not Chechens anymore. They betrayed, they become Russians. They think that about us. What we have now, we have young generations in Chechnya, but I remember my It was past, the same. situation they Yeah. got. But therefore, my opinion, this is our future. We will reestablish our country with them. Of course, we have on the world about 400,000 Chechens who lives in Diaspora. Wow. all around the world. Mm. But anyway, I know we will change situation in Chechnya with people who lives in there, who lives in Chechnya, and we have a very good connection with them. Podpolye, how it say, Underground. underground. We have a good and strong underground in Chechnya. For this reason, when I told about we need 3 days to change situation in Chechnya, I'm talking this according to this our situation in underground and Chechens who lives in Chechnya. Okay, thank you, Prime Minister, for your fight. You were the first to start. The world till now didn't listen and didn't support your fight, but I really hope that for Russian Empire, it is the last war. Like Soviet Union invaded Afghanistan, and that was the cemetery of empires. I think Ukraine will be another cemetery for Russians. This is the end of that story, and nations should be free and decide their own future as your own nation. Thank you, Prime Minister. Thank you, gentlemen. Gerai, Arūnai, labas. Mes esam kartu Kopenhagoj. Ačiū, kad čia mane ir atvežėjai. Esi sukūręs laisvų tautų
forumą Lietuvoje ir aš pirmą kartą pamačiau čia Kopenhagoje iš tikrųjų tas pavergtasias tautas ir iš Rusijos gelmės, ir čečėnų lyderis, ir įvairūs, ir think tankai, profesūra vakarų. Ir pats labai įdomiai kalbėjai šiandien, kad rusai iš esmės neturi identiteto, rusai skolinas tą identitetą. Rusai komunistai, rusai krikščionys, bet rusai iš esmės yra tik imperijos pavadinimas ir jeigu jie praranda Ukrainą, iš esmės jie neturi savo identiteto. Tai gali praplėšti tą idėją, nes pats kaip signataras, mes kalbam faktiškai Lietuvos ambasados Danijoje papėdėse, kuri mus kažkada atvedė į tą Europos Sąjungą, čia baigėsi mūsų dėrybos, o pats tą laisvę mums ir davė, kurią mes įtvirtinam Europos Sąjungą NATO. Kur čia toliau keliai veda? Sugriovėm Sovietų Sąjungą, pradedam griauti Rusiją? Čia pradžiai labai mane sureikšminai, patikslinsiu porą kartų. Tai aš nesu įkūrėjas, mes kaip nusprendėm tos organizacijos suteikti teisinį pagrindą ir teisinį adresą. Jinai buvo 2 metus neregistruota niekur, veikė, nors tuo metu buvo jau ir Japonijoje, buvo Amerikoje ir Kanadoje forumus organizuojame, bet neturėjo teisų pavadinimo to legal adreso. Tai mes pasiūlėm, kad jie turėtų kažko įsteigti Europos Sąjungoje, tai jie buvo nusprendę padaryti Hagoje, arčiau teismo, teisti, reiškia, nusikaltėlį Putiną dėl tų visų blaugybių, kur nuveikęs. Bet kadangi neturėjo nei vienos steigėjų ir artimo žmogaus, kuris gyventų Nyderlanduose, tada jie klausė, ką galim padaryti Lietuvoje. Kadangi Lietuvos pilietis, aš vienas iš tokių 2 aktyvesnių lietuvių, kuri ten dirba, tai pasiūliau savo buvusią VŠI, jin turėjo pavadinimą Europos kelias, kuris irgi tiktų. Jie čia kalbama apie Europos kelią, aiškiai, duodam tokią kaip ir kryptį, bet kad nesitrauktų nuo to vadinamo angliško pavadinimo, kuris Post-Russian Free Nation Forum, Post-Rusijos laisvų tautų forumas, tai mes užregistravom Lietuvoje pakeitimą, padarėm pavadinimą, prašant laisvų tautų forumo VŠI ir užregistravom Lietuvoje. Ir tai buvo maždaug po 2,5 metų jau egzistavusios istorijos tos organizacijos, kurią šiaip įsteigėjai yra iniciatoriai ir ukrainiečiai. Ir jie tautų sprendimo teisės pagrindu pradėjo rinkti žmonės, kurie jau buvo išvažiavę iš Rusijos, pabėgę arba išvaryti, įvairių tautų atstovus, kad juos sujungti vieną ir tuo pagrindu pradėtų organizuoti kažką tokio, kas ir man labai priminė, reiškia, mesgi to panašių pagrindų griovėm Sovietų Sąjungą, Petro Vaitekūno, spausdinot visom kalbom laikraščius ir griovėt Sovietų Sąjungą. Ir mes taip jau gaudami sakėm, kad man tai tinka, nes aš perimdamas to Rogozino citatą, можем повторить, sugriovėm, reiškia, Sovietų Sąjungą, prisidėjom, tai kodėl nepabandžiau sugriovti toliau tą imperiją, kuri vadinasi Rusijos federacija, tai vadinama. Tai va, tai čia pati pradžia, reiškia, nuo ko prasidėjo. O kalbant apie Rusiją, tai aš esu patekęs labai senai į jų aplinką, kai pradėjau lankytis į ortodoksų vienuolynuose Graikijoje, kurie priklauso Konstantinopolio patriarchatui, ten daugiausia Konstantinopolio įtakos turinti, yra Atono kalnas vadinamas, kur uždari vienuolynai, ten tik vyrus leidžia ir aš praleidau su jais, tam gal 3 kartus, ar 4 kartus važiavau. Ir vienam iš vienuolynų, kuris Švento Pantelėjimo vienuolynas, kurį prižiūri rusai ir rusų vienuoliai. Ir aš ten pamačiau knygas, kurios vadinasi Projekt Rasija, be autoriaus. Ir aš jas nusipirkau, pradėjau skaityti ir aš supratau apie tą vadinamą Ruskį mir formavimą 2006 metais. Be kito ko, tuo metu aš buvau Europos parlamente ir susipažinau su Ruskį mir atstovu, Rusijos pravoslavų cerkvės, aiškia, atstovų prie Europos institucijų, vadovų, ir aš pradėjau susipažinti su to vadinamu Ruskį mir, ir aš supratau vieną, kad aš žodžiu, vėlgi grįžtam prie to, Ruskį yra būdvardis, ne? O Ruskį kto? Ir čia tik tai rusų kalboje tas aktualu, nes pas mus visur yra, pavyzdžiui, kad yra rusiškai įtovėts. Американец, немец, čia Rusija, ką vržiau, čia Ruskį ir kto.
Ir jie tokiuose, ten aš ir skaičiau apie tai, kad jie pastoviai tokie paklydę neranda savo identiteto. Ir taip vampyrai siurbiantis kitų. Ir jie yra, kad tos visus likučius arba formuoja savo mozaiką iš užgrobtų tautų identiteto. Kultūros, tradicijų, kaip faktiškai, grubiai šneka, nieko neturi savo. Paimsi net rūbus, tai ten daugiausia tai ten totorikas, ant gali perėšti. Jo, ir tokiu būdu jie suformavo savo tai vadinamą naciją. Nes žodis nacija, jeigu taip pertus, tai yra aukščiausio lygio bendruomenės išraiška, tu jiem dar iki aukščiausio lygio toli, mes dažnai vadiname kaip rusiškai pasilienyje, ir ne tie bendruomenė, nes jie viską, jie savo neturi nieko, ir todėl nuolat plečiasi, jo, ir jų prigimtis yra plėstis. Ir ką jie daro, dabar žiūrint, kad jie kariauja pastoviai, reiškia, būsenos yra šios dvi, arba jie kariauja, arba ruošiasi sekančiam karui. Ir žiūrint, tai jų skaičius didėja. Tai klausimas, iš kur, kaip kariauja, jie kariauja daugiausia kitų žmonių sąskaitą. Paverčia jos rusais, pirmiausia okupuoja, paskui asimiliuoja. Pavagia iš identitetą, pavagia istoriją, pavagia kalbą, pavagia kultūrą. Padaro jos rusais. Ir dabar kiek yra tokių, dabar vieną nužudė, žuvo vienas jų rusų, reiškia jau didvyris, kuris vadinasi Aleksej Petrov, o pas iš Sacha, reiškia visiškas jakutas. Ir jisai jau dabar kaip mėsa, reiškia, buvo stumiamas į kitą teritoriją, šiuo atveju į Ukrainą, kur buvo ten žuvo. Po taip jie plečiasi, jie paima ilmogražius resursus. Jiem teritorijos nereikia, jiem reikia žmonių, kurių pagrindų jie paskui juos asimiliavę stumia toliau ir jie tokiu būdu plečiasi per visą. Bet tai tas Ukrainos pasipriešinimas jiems yra didžiausia problema, nes realiai jie pasipriešino šitai vizijai ir be to jiems neišeina, čia kažkokiems egzistencinis karas, jie privalo tą arba žūt, arba nukariauti, ir kitaip jie nebetampa nieko. Nes iš tų 190 tautų, kurios dabar paminėtos yra iš tam tarką, kurios dabar lygtai pusiau egzistuoja, tai didžiausia yra ukrainiečių tauta. Ir jeigu be ukrainiečių jų neegzistuoja imperija, jų imperija pasidaro tokie molinių kojų, tai jiems Ukraina tai yra principinis egzistencinis klausimas. Jeigu jie nepaima Ukrainos, Jie žlunga. O jie negali nepaimti ir negali nesiplėsti. Jų principas yra plėstis iš principų, dėl to jie kariauja arba ruošiasi karo sekančiam. Jie tai plečia savo imperiją, toks yra imperializmas ir kolonializmas. Tai vėl apsukant tą loginį ratą, jeigu ukrainiečiai pasipriešina, mes jiems padedam, tai jie žlunga. Jo, tai mes tokiu būdu ne tik, kad juos žlugdom, mes gelbėjom save. Atvirai šnekant, mums būtų kaip nusispjaut ant rusų, ką ten daro, tai kadangi jų plėtra tiesiogiai veikia visų šalia esančių kaimynų gyvenimus, bet priversti juos stabdyti, nes tai yra mūsų problema. Ir mes padedam ukrainiečiams ne tik tam, kad vien tik rusus, bet kad jie neitų toliau. Pažiūrėk, Arūnai, čia absoliučiai tas pats, ką kažkada darė Zbignevas Bžežinskis su Sovietų sąjunga, ką tu dabar aiškini ir ką daro ukrainiečiai. Tai yra toks asimetrinis veikimas, ne tik konfrontacija fronto linijai, ne tik dronais daužimas jų ten energetikos ar kitų karinių įmonių, bet tu politiškai skarbiesi vidų ir tu sukuri įtampas nacionalinės, religinės, kad jie daugiau laiko praleistų savyje, negu kad mūsų teritorijoje žudydami moteris ir vaikus. Bžežinskis buvo drąsus žmogus, jisai iš tos aplinkos, ko geriau suprato mentalitetą. Ir jisai rinkosi tą rizikingą kelią griauti tą imperiją, nes yra du variantai. Arba mes paliekam kokie yra ir žinom, ko baigsis. Tai jis jau matė, ko baigsis tada. Nes jie blėsis vis tiek, jie ateis į mūsų teritoriją. Nori nenori. Kurios klausimą imli rizikuoti ir bandyti juos, sugriauti. Galbūt radę formą, kaip sukontroliuoti griuvimą. Vis jeigu mes juos paliekam kokie yra, tai mes žinom, kas darosi. Jie ateis. Jie ateis čia. Mažesnė rizika yra galbūt griauti jos. Bet tas griuvimas neturi būti toksai benkoks. Dėl to mes ir siūlom, kalbant apie tą užgrautų tautų problemą, kad yra forma ir būdas pasitikti būsimus neišvengiamus pokyčius ir turėti variantą B. Reiškia, kas bus, jeigu sugrius? Ko nedarė vakarai 90 metais. Jie pasikliovė Gorbačiovo išsaugojo matematikai. Jie netikėjo, kad mes būsim laisvi. Ir kai jau sugriuvo, tai gerai, kad pasisekė visiems. Visi tame tarpe amerikiečiam, kad jie suvaldė tą, reiškia, atominio ginklo tą visą problemą. Dabar mes galim vėl tikėti sėkme, bet gal geriau ruošiamės ir pasitinkam tos pokyčius
ir bandom įtakoti jos. Įtakoti galbūt per tautinį klausimą, kuris dabar yra, gal kokie kiti variantai yra, bet kokiu atveju pasitikti ir klausimas yra tą temą iškelti į darbotvarkę politikų, kalbėkime apie variantą B, kas bus, jeigu grius. Ir bent jau nepalaikyti tos Rusijos imperijos, nes vat ką dabar, gerai, Europoje gal to ir nėra dabar jau, bet Amerika su savo veiksmais kol kas palaiko jos negriuvimą, o gal klaidingai. Kažkada taip Otomanų imperijos, griuvimo bijojo prancūzai ir britai, kažkada ir Jugoslavijos subyrėjimo bijojo ir Sovietų sąjungos, bet tai mes norim jiem įpiršti variantą B, kad jie nebijotų. Tada atsiranda reaktas B, tada atsiranda alternatyvos. Kada sėdint vienintelio ir nepokratuojama, tada automatiškai visus atkrintų. Tada realiai Putinas tave manipuliuoja. Tada jau jie pasirenka patys save įkišai kampą, mūsiškiai šiuo atveju, ir tada mes priversti klausyti Putino pasakų, jo šantažo, melo ir siūlymų, draugauti. Tai mes jau pakimbom ant to pačio, suprasdami kažkur tai, kad mes bendram su banditu. Bet kad neturim varianto B, mes patys pasilikim save, parašę. Tai jau kalbėti apie tai, mes turim perimti proaktyvią formą, surasti variantą B ir būti drąsesni, kalbant ir apie variantą A. Mes turėsim opciją, mes galim būti visiškai kitaip ant dviejų kojų stovėjai. O dabar mes šlubuoja. Ir kaip čečėnų lyderis man šiandien sakė, tas premjeras Zakajevas sakė, tu suprask, pažiūrėk net istoriškai, mus pardavė kartu su Ukraina 94 metais, Budapešto memorandumas gruodžio 5, rusai įsiveržė į Čečėniją gruodžio 11. Jeigu jūs leisite rusams mūsų ir kitų panašių tautų žudimą laikyti jų vidaus problemom, kaip Clintonas pasakė, čia pilietinis karas, kaip mūsų čia kova su konfederatais, tai kodėl jūs neleisite rusams žudyti gruzinų, rytoj ukrainiečių, poryt Baltijos šalių? Tas pats mentalas. Tai arba mes pasipriešinam tam žudimui, arba mes patys galime tapti aukomis. Kalbėdamas su vakariečiais, ypač su amerikiečiais, aš kalbėčiau per naudos principą. Ten kalbėti apie vertybės, apie laisvės, jau draugus laikas praėjo, gal lauksime kitos administracijos, galėsi grįžti, dabar kalbėti reikia apie pačiausią naudą. Reikia rodyti, kad nauda ieškoti alternatyvos ir paimti šitą jau bjaunolį, kaip sakoma, už apačios, yra geriau negu turėti nieko. Tai ir tada parduot gerąją prasme amerikiečiam šitą naują viziją, kad pirmiausia, aišku, per ambicijas, kažkoks, tai reiškia, azijatas, aš taip prašant, klūdo visą vakarų pasaulyje, neturėdamas nieko. 10 kartų mažiau turėdamas visų, ten pasi 2% BVP. Glinai ant šantažo, melo ir tai jeigu koks savigarba turintis amerikietis arba prieškis, palauk, tai kiek galima šitą pasiprastant plaukinį žmogų, kentėti. Tai galima du dalykus, naudą, ir šiokį tokį savigarbą, imti iršti, nes taip, geisybė, gamta, tokių dalykų neatleidžia. Tai jeigu mes pasiduosim, tai mūsų valgys. Tai jeigu nori būti suvalgyti, tai netgi mažas atgrasus, bet iniciatyvus jaunuolis, arba ten šiuo atveju pasenęs Kremliaus gyventojas gali suvalgyti perspektyvę visuomenę. Tai ką mes turim paleisti? Mes turim turėti biškokią ambiciją ir aišku turėti planą. Tas planas turėtų būti, aš suduoju, per naudą padėkinus. Jau dabar kalbėti apie vertybės, apie meilę demokratijai, apie laisvės, viskas yra gerai, bet mes juos temos apie šneką neparduosim tokio, nei Trumpų, nei amerikiečių. O galų gale ta smuta, tas sumišimas Rusijoje, kuris gali kilti, taip pat ir dėl mūsų veikimo, bent jau padės, galbūt ne visom tautom, bet daliai tų pavergtų tautų. Šiandien buvo daug kalbėta ir apie Baltarusiją, ir apie Kaukazą, ne tik apie Ukrainą, apie kai kurias kitas Kaukazo tautas, bent jau joms padės ištrūkti. Ne visoms, nes tu turi vis tiek, tu turi turėti organizaciją, tu turi turėti paramą, koaliciją, čia daug ką reikia turėti. Ne tik pištukų, bet mes galim padėti tokiu būdu šiek tiek kontroliuoti situaciją, patekti į tą lauką, kur mes galim įtakoti. Dėl to mes turėsim draugus, jau dabar turim draugus, turim simpatikų žmonės, mus gerbė, lietuvius ypatingai, jau čia matom, kokį dėmesį mums skiria, matydami, žinodami mūsų istoriją, tai mes tokiu būdu galim būti tiltas ir siūlyti savo galimybę padėti kontroliuoti, kaip sakoma, grubiai šiandien situaciją. Ir žinai, ką dar labai graži tokia paralelė, ne tik Zbigas, bet tą patys danai. Ką padarė danai su mumis? Jie susikūrė savo laisvėj buferį.
ką tu dabar kalbėjai, tu realiai mes norime susikurti Lietuvos laisvai buferį, kad rusai prie mūsų neprieitų. Jo, čia strateginė giluma, ne? Tai toks žodis yra, reiškia, kariniai to vadinamų doktrinose. Tai mes kažką bandom daryti ir su Baltarusais, tai šnekant. Labai svarbu Baltarusai kurią pusę, nes jie nebus nieko, ar jau švari Maskvoje, ar paims vieni, tas centro gravity, tai jeigu nesuformuosim mes, formuoja visą Maskvą ir jie įtrauks tą visą. Reikia būti labai išmintingim, ieškoti būdų, aišku, kaip tą susiformuoti, nes mes kaip Izraelis, reiškia, Izraelis dėl ko kovoja svetimo teritoriją. Visų savo teritorijoje nėra erdvės. Ta pati norėjau pasakyti, panašiai Izraelis susitvarkė ir tvarkosi su Iranu. Iranas buvo jam egzistencinė grėsmė, Iranas norėjo totalinės islamo revoliucijos ir kūrė armijas aplinkui, dabar po ilgo darbo Izraelis bando juos nustumti šalį. Jo, kadangi naudoja Iranas proxy, Libaną, Hezbollah, Hamasas toje, kalbant apie Libaną, arba kaip Lukašenka, arba Putino proxy. O tai mums, iš tikrųjų, jeigu būtum labai tokie jau pasiryžę į savo civilizaciją išsaugoti, tai mes turėtum jau kovoti svetimo teritoriją, pulti, tol, kol mus neužpuolė. Mums tas, prašau, kad būtų jisai neagresija. Ir mums reikia sukurti tas vadinamas buferinės zonas. Buferinės zonos yra Ukraina šiuo atveju, Europa visai. Tai realiai tai, ką ukrainiečiai dabar bando padaryti su šito laisvų tautų forumo judėjimu, tai jie patys to kažką nedarė, bet jie mus bando išmokyti, vaikinai, kovokite priešo teritorijoje, kol priešas neatėjo jūsų teritoriją. Jie turi dar kitą planą, reiškia, jie čia šiuo atveju turėtų būti mums svarbu, apsiginti, sukurti tos buferius, jau jie kaip ir kariauja, jie tos buferių jau nesusiformavę, koks yra, toks yra, jie kad jie turi didelį teritoriją, 40 milijonų žmonių. Jie vykdo kitą operaciją, tai vadinasi SAEPS. Reiškia, kadangi informaciniam kare yra geri etapai. Mes etapas yra monitoringą daryti, stebėsime, ką daugiausiai mūsų šie daro, nereaguoti. Antras dalykas jau reaguoti ir atsakyti jau į tai, kai mus puola. Trečias dalykas yra formuoti savo teritoriją savo naudingus naratyvus, kad atsimuštų jų prieš. Ir juos kurti priešo teritoriją. Ketvirtas būtų. Mes jau perėti į teritoriją ir pradėti formuoti saugią aplinką informacinę laukę. Ką Rusai daro mūsų teritorijose, jie savas sakė. Būtent, pavyzdžiui, Baltarusijoje, Kaliningradė, visur, kas bus svarbu, sukurta vadinama informacinio karo, ten, kuris dabar vyksta, iškėta strateginė giluma. Tai dėja, mūsų valstybė pirmiausiai nesuprantu, kad mes kariaujam informacinį karą. Ir ką mes darom, mes atsimušinėjom gaisrų gesintojai, balionai, hibridai, ten dronai, užpuolimai, tai mes, jeigu jau galim, tai mus iškiai nuslėpė. Jeigu negalim nuslėpti, tada meluoja, kad čia galbūt ne paukštis, arba žaidžiam tų agresyvių režimų sukurtą žaidimą pagal jų datelę. Gaisrininkai. Tai mes dar pačiam mažiausiam įsivystymo lygmenį. Mes turėtumėm jau nereaguoti, mes jau turim, kad jau net tie veiksmai, kurios vyksta iš išorės, kad neturėtų efekto. Mes turim būti stiprus viduje savo požiūriu, reiškia, savo sparumo prasme. O geriausia, kad tai ukrainiečiai, ketvirtam lygmenyje, jau jie puola. Ir jie puola tokiu būdu, norėdami sužeisti priešą, bandydami jam, kasindami jam suskilimais ir tą fragmentaciją. Ir jie daro tą pačią efektyviausią būdą. Ir tas pasiteisina, nes ta organizacija, kurią mes dabar čia minim, yra jau pernai metais paskelbta teroristinė. Kelis kartus Pasputas paminėjo savo kalboj, Lavrovas pastoviai minėjo. Ir tai yra ženklas, kad jie eina teisingų keliu. Ir ženklas, kad mes prisidėję prie ukrainiečių, šiuo atveju einam teisingų keliu. Ir pagal reakciją mes nežinom iš tikrųjų, kokios įtaka yra tam mažų tautų ten įsilaisvinimo prasme, bet iš reakcijos, kaip reaguoja, nervuojasi Kremlius, reiškia, mes tą psichologinį efektą padedam ukrainiečiam vystyti. Jie nervuojasi, jie pyksta, o tai yra jau silpnumo ženklas, ne? Tai va čia yra, ką daro ukrainiečiai. Mums daugiau, mes ne tik tai prisidam prie tos SAEPS vadinamo, bet formuojam galbūt savo, reiškia, tokią perspektyvą, kad su jais draugų suvaldyti procesą, kuris neišvengiamai bus. Neišvengiamai. Čia galima kalbėti ten apie tas nesąmonės, antikrus, ten nepažeidžiami, bet laikė tokie dalykai visi griūna, ne pirmą kartą. Ir bent jau apnaikinti tą meilę ir palaikymą Rusijos imperijų, kuri gali mums kainuoti gyvybės. Jo, tai ta imperija, jinai vienkonfedė yra, jinai dinga ir jinai vadina ir federacija, ten nieko bendro su federacija nėra, ten yra visos užguitos ir mes dažnai ir kalbam, kad kaip ne mes vieni, kalba patys kai kurie rusai, tuomet pat netgi tos Kasparovas,
arba jo aplinka, kad jiem patiem yra geriau sužlugti rusams į dugną ir tada auginti iš naujo savo naują tą vadinamą naciją, jeigu jie galvoja, bet jau su lygiavertišku pagrindu bendrauti, su pagarba kitiems. Ir jie galėtų būti super, truper turtingi ir galingi. Bet jie primityvūs ir jie negali nesužlugti, sakyti, o imperinio mąstymo nebereikia sužlugti. Tai vat ir aiškinama, kad jų, bet čia labai sunku aišku, pasakyti, kad jau jie nieko neturi, tik tai imperija. Jie gali sėdėti lauko tualetuose, bet jie turi tą imperinį didybę ir jeigu tą išėmus, nes jie rastų galų galia pradėjo ieškoti savęs tikrojo identiteto, o ne to kažkokio tai mistinio arba ten prigalvoto. Gerai, Arūnai, labai ačiū, labai įdomu, kvepia ateitim. Nors žinai, šiandien tas čečėnų vadas pasakė, kad nemanau, kad rusai turi ar 4 ar 10 metų. Jis pasakė, kad šie metai mus lemiantis. Vat, kur pasuks vakarų pasaulis, ar mums pavyks atsukti Ameriką nuo tos begalinės meilės Putinui, nes Europa yra visa konsoliduota pakankamai, ukrainiečiai neblogai eina į priekį, tai galbūt šie metai bus. Aš dar vieną dalyką daryčiau, mes labai kartais, pas paminėjai, turim tokią nuostatą, kad kažkas nuo kažko, kažkas padarys. Arba ten Trumpas numirs, Putinas susilenks, ukrainiečiai laimės. Ką padarysim mes patys? Bet nieko nekalbame apie tai. Ir mes tokiu būdu lygiai planam savi, galvosime kažkas, tai bet čia yra, primityvas nesužininga. Kalba, kad kitas liktų savo darbą. Tai mes, štai ką aš bent jau sakau, padarykime savo namų darbą, padarom maksimum, ką galim. Ir mes prosim, kad mes verti partnerystės, verti, kad mus gintų, verti, kad mums pasitikėtų ir mes negalim rodyti pavyzdį. Kalbant apie vokiečius, mes su savo, to vadinamo visuotinės gynybos su 5 pagrindais, kurios turi Šaulių sąjunga, galim parodyti, kaip mes galime įtraukti visuomenę, visuotinę gynybą ir pakartoti tą, ką darė ukrainiečiai. Ukrainiečiai parodė pavyzdį, kad kariuomenės niekados nevalimės, jeigu nebus įtraukta visuomenė palaikymo. Ir dar kalbant apie tą politinę ir diplomatinę pusę, tai vis tiek lietuviai yra pirmieji iš ES ir NATO valstybių, kurie supranta šitą darbotvarkę, apie kurią tu dabar kalbėjai, o mumis pasitikė vakarai. Tai išaiškinkime vakarams, kad tai, ką daro ukrainiečiai, yra protinga ir strategiška. Kol pasitikė. Kol galim pradėti savo argumentus, jeigu jie pamatys, kaip mes iš tikrųjų tvarkomės, tai ir vertis, tai mes tikrai ne patys geriausi. Turime būti pavyzdžių, turime rodyti tą pavyzdį. Pavyzdžiui, tai, kad stringa rezoliucijos net ir Seimo paprasčiausių politinių lygių dėl tų pačių čerkėsų ar tų čečėnų, bent jau simbolinių lygių, kad mes paremtume tų tautų kovą simboliškai, nekalbant apie visą kitą paramą, man šiek tiek yra gėda, bet galbūt padarysime dar savo darbą. Juolab, kaip mes didžiavomės ir džiaugiamės, kažkoks atsiranda ten kažkiek maža tautelė, ir ten Islandija, ir ten Švedija, mus palaikė Hitlerio, džiaugiamės, kad mes ne vieni. Tai pakartokim tą patį. Tai yra tas asimetrinis veikimas, kuris daro... Ir parodė iš savo, jeigu mes laimėjom, panagi mus kažkas palaikė, tai kol mes negalim kitų palaikyti. Kodėl mus kausta baimė? Gerai, Arūnai, ačiū labai, malonu. Ačiū savo. Okay, we are in Copenhagen and just a few days before Lithuanian anniversary of membership in EU, created also by Danes. But today in the panel we discussed, fights with the Russian Empire and its crimes, but we also discussed America. And I said, because I'm also from ambassador in DC and, 1/3 of my nation is in Chicago and in some other places, my heart is bleeding to see America standing with aggressor or playing neutral game. I'm used for other America, My father and we were all listening to Voice of America. We are inspired by American idea, by freedom. That's why we revolted. So you are Dane. You have similar feelings, when we speak Greenland, we try to educate Americans. This is not your target. You have real aggressors. Do you think we can fix America? It could still return to our camps? Because if not, I'm afraid that Russians might be inspired by this American neutrality and just continuous aggression. So I think that obviously I hope that the answer is yes. But I think one of the main enemies that we have, and here I am, among other things, a historian, is the geographical and historical ignorance that you find in a large sector of the U.S. population. They don't know
the difference between Lithuanians and Latvians. They don't even often they aren't even able to find Lithuania or Latvia on a map. All of this is horribly far away. They have the very simplified version of history that is very American centric. They don't really have an ability to focus on the complex issues that inform European history. And again, of course, obviously here, social media play a huge role in spreading distortion. And we know that the MAGA movement and Russian internet influencers are very much playing the same game. So unfortunately, even people of Lithuanian or Polish descent, in my experience, in the Midwest, for example, are easily convinced somehow that Russia is a partner for the U.S. to rely on, rather than the opposite. But, when you've been fighting for Lithuanian NATO membership, you stormed all the states. Our immigrant communities were working hard, American Jewish committees, a lot of other friends, congressmen. Do you think we might still educate Americans about the importance of Ukraine, to preserve American ideas? Well, I absolutely agree with you. I think it's an important fight that needs to happen. It requires a lot of mobilization, a lot of dedication, which is quite surprising. Even among the Ukrainian American community, there's been some very troubling splits there. And you have Ukrainian Americans who, in states like Ohio, have surprisingly voted for Trump, even though I think it can be objectively said that the Biden administration was a much bigger friend of Ukraine than the Trump administration. It's difficult sometimes to know to what to ascribe that, but clearly the answer is that you need to work very much. You play the PR game. You have to lobby in Washington, as you know, as a former ambassador there. And I think it's also about educating the American public about how Lithuania, Ukraine, and similar countries, how they are inherently countries that are pro-Western, democratic, and appealing to the core values. I think if you dwell too much on Trump, for example, as a phenomenon, you lose it. You need to show what you have in common rather than what separates you. Exactly. We need to restore this bipartisan America that from, right and left supports the moderate, liberal, democratic ideas, because those corners of the right or deep left, it's exactly where Russians are. And explain what the European Union really is. That's the other thing. A lot of the Americans do not understand that the European Union is a pro-market, liberal, democratic construction, all of which should appeal to the United States. It's not an anti-United States. It's not, it may be a competitor on the global markets, but capitalism is based on competition, right? So that should not be inherently creating an antagonistic relationship. And I think that is something, again, I do believe the immigrant communities can play a role. What troubles me, again, is that I've seen, within the Lithuanian community, within the Ukrainian community, and actually most of all within the Polish American community, I think what happened with peace in Poland, you had a lot of Polish Americans who surprisingly were very much against Polish EU membership, for example, because they believed the nationalist Polish propaganda. And so that's also a challenge if you are trying to influence these communities. First, you have to convince them before you can ask them to convince. They're divided, that's why they're weak. We have to unite them, and only then we can succeed. Thank you, Professor, so much.